Natūralus mineralinis vanduo Rasa Light Minerals. Kasdienai visai šeimai. Tęsime laidą. Kelionės su vaikais automobiliu vasarą. Kaip apsaugoti mažuosius nuo perkaitimo ir kiek naudoti kondicionierių. Šie klausimai kyla dažnam iš mūsų. Atsakymų į juos ieškojo redaktorė Nita. Šiltuoju metų laiku dauguma mūsų kur kas dažniau keliaujame su vaikais. Taip pat vis dažniau nerimaujame, ką daryti, kad vaikui automobilyje būtų ne per šalta arba ne per karšta. Mus konsultavusi vaikų ligų gydytoja visų pirma patarė vaikus tinkamai aprengti. Nors kai pati prasitarė, tai ne taip lengva padaryti, nes 3–5 metų vaikai labai judrūs ir greitai suprakaituoja, o mūsų klimato sąlygos labai permainingos. Šiaip jau vaikai neperšala praktiškai, jie peršila, suprakaituoja, papučia šaltas vėjas arba skersvėjas ir jie tada suserga. Vyresnį vaiką, kuris bėgioja, laksto, reiktų rengti vienu sluoksniu drabužių mažiau negu pati rengiatės. Todėl, kad jisai juda ir gali sušilti. Aišku, mažiukai, kurie guli vežimėliuose, juos reikia šilčiau aprengti, kurie nejuda. Pasak gydytojos, jei matote, kad vyresni vaikai yra sukaitę, pabūkite keliolika minučių ramiai, kol šie atvės. Jokiu būdu nebandykite nuimti kepurės, nurišti kaklaskarės ar šalikėlio lauke, esant vėjui. Vaiko kaklui apsaugoti nuo perkaitimo ypač tinka audinys iš šilko. Jis gerai sulaiko šilumą, o vaikas nesuprakaituoja. Jei mažasis sušilęs, galite prasekti vieną kitą viršutinio rūbo sagą. Ir jei turite galimybių, duokite atsigerti šilto gėrimo. Daugeliui tėvelių kyla klausimas, ar važiuojant kartu su vaiku automobilyje galima naudoti kondicionierių. Specialistės patarimu tai turėtume daryti itin atsargiai. Idealiu atveju temperatūros skirtumas lauke ir automobilyje turėtų būti 2–3 laipsniai. Tarkim, važiuoti turim su vaikeliu, mašina stovi ant saulės, ateinam ten kaip krosinėje toj mašinai. Nereikia iš karto lipti į mašiną, atidaryti visas dureles. Kai pravėdinom, tada sėdamės į mašiną. Vaikelis atitinkamai yra kėdutėje, kaip ir jam priklauso, ir važiuojam užsidarę langus, jokio skersvėjo neturi būti. Prakaitavimas natūralus procesas, taip organizmas save atvėsina. Ir jei prakaitas spėja išgaruoti ir vaiko marškinėliai nesudrėko, tuomet didelio pavojaus nėra. Tačiau jei drabužėliai drėgni, vaiką reikėtų perrengti, net jei tai reikėtų daryti automobilyje. Išlipus iš mašinos, jeigu pavažiavo, sukaito vaikelis, reikia kažkur išlipti, tarkim ilgą kelionę, sustosim pavalgyti. Ypač autostradų pakelėse, ten tikrai kavinėse, išlipi vėjas baisus pas mus laukuose. Aprengti, nes tai yra pavojinga, nors ir šilta, tarkim lauke 27, bet vaikas suprakaitavęs ir vėjas gali perpūsti ir bus plaučių uždegimas, tiesiog vasara. Plaučių uždegimas ne vienintelė rimta liga, kurią vaikai gali susirgti sukaitę automobilyje. Tai ir sloga, angina, ausų uždegimai. Sukaitęs vaikas gali gauti šiluminį smūgį, kuris pasireiškia galvos skausmu ar vėmimu. Kelionės automobilyje metu nuolatos turėtume patikrinti, ar vaikas gerai jaučiasi ar nesuprakaitavę dažniausiai prakaituojančios vietos – kaklas, nugara. Norint išvengti vaikų perkaitimo, reikėtų atkreipti dėmesį ir į automobilinės kėdutės medžiagas. Aukštesnės kokybės kėdučių užvalkalai siuvami iš medvilnės ir savaime ventiliuojasi, tačiau to kartais nepakanka itin karštomis dienomis arba jei vaikas gausiai prakaituoja. Yra papildomų užvalkalų, vieni iš jų gaminami iš medvilnės, tai tiesiog geriau kvėpuoja ir kažkiek sugeria prakaitą, jeigu vaikas prakaituoja. Kiti pagaminti specialiai tokios sudėties, kad tiesiog geriau kvėpuotų, kad oras cirkuliuotų po vaikų. Vaikai ne tik mažiau prakaituoja, bet ir gali patogiai sėdėti automobilinėje kėdutėje. Medvilniniai užvalkalai tvirtai apgaubia visą kėdutę ir nenuslysta. Jei vis dėlto jūsų kelionės gana ilgos arba vaiko drabužėliai kaskart išlipus iš automobilio drėgni nuo prakaito, vertėtų pasidairyti užvalkalų su didesne oro cirkuliacija. Pagrindinė esmė pačioj medžiagoj ganėtinai storas daiktas ir jisai megztas, yra porėtas ir oras cirkuliuoja laisvai. Ir tas klimatas maždaug toks, kaip būtų iš išorės vaiko ir susidaro taip pačiai oro terpė iš nugaros. Tokio tipo užvalkalai apsaugantys vaikus nuo perkaitimo automobiliuose yra gaminami pagal automobilinių kėdučių grupes. O jei jau apie jas prakalbame, norisi priminti, kad laikantis prieš pusmetį pasikeitusių kelių eismo taisyklių, vaikus iki 12 metų, kurių ūgis iki 1,35 m,
Automobilyje reikia vežti jų svorį ir ūgiui pritaikytose automobilinėse kėdutėse su tam tikromis saugos sistemomis. Todėl labai svarbu ne tik tinkamai parinkti priedus, kad vaikas automobilyje nesukaistų, bet ir kėdutę, kad kelionė būtų kuo saugesnė. Tai pagrindinis, aišku, kriterijus pasirenkant kėdutę, tai yra vaiko svoris, 0 iki 13 kg. Čia patiems mažiausiams nešiojamos kėdutės, kurios tvirtinamos nugarai į priekį. Sekanti kategorija yra nuo 9 iki 18 kg. Čia jau ūgtelėjusiems vaikams galima naudoti, jau kai vaikas tvirtai sėdi. Dar viena automobilinių kėdučių grupė yra skirta vyresniems vaikams, sveriantiems nuo 15 iki 36 kg. Paprastai ji naudojama, kol vaikas išaugs ir galės važiuoti automobilyje be papildomų saugos priemonių. Taigi, norint išvengti ne tik perkaitimo, bet ir nelaimingų nutikimų kelyje, reikia pasirinkti tinkamą saugos kėdutę, jei reikia priedus ir, žinoma, nepamiršti mūsų patarimų.